Na, rodyk, ką čia priauginai. Kur aš priauginau? Čia tavo darbas, kad priauginti. Palauk, parodyk. Va, toks... Čia močiutė. Gerai, tarkim, močiutė. Nu, tau leidžiu mano imti. Ne, tai nuskink pirmą. Nu, aš tau padėsiu, palaikyk biškį. Suktų greičiau, aš nematai geriau, kai aš tai žinai čia. Palaikyk. Nu, pafilmuok mane. Eik, susikeičiam vietom. Aš tavęs nematau iš vis, Romai. Tu su savo pirštais užtengi. Palauk. Čia tavo pirštai, žiūrėk. Biški tos pirštus iš šonus. Va. Gerai. Nematau už tavęs. Va, dabar gerai. Ką ten dedi kišenę? Tai Pinigus. Susirinksim. Antrą kartą bus galima panaudotas vielas. Pusė veido matosi, pusė ne. Nu tai gerai, atsitrauksiu. Tai Kad labai Romai nežinau aš čia, va. nu tai jau čia... Gerai, dabar gerai, va, viskas. Nuo filmuotojo priklauso. Tai nebaigiau mokyklos aš. Gerai. Gal tu atidaryk vien todėl, kad aš gražiau nufilmuosiu. Oi, dieve, aš čia mokėsiu? Jo, niekur čia neik, va, viskas. Čia taip ir daryk. Kaip čia? Va, tai praskirk tiesiog. Gerai, va. Taip. Palauk, palaikyk biškį. Geras. Tie akis kaip tikroviškai atrodo. Akis, nosis. Taip. Ir čia matosi net jo tokie, pavadinkim, rūbai. Bliup. Ir kitoj pusėje tas pats. Žiauriai fainas. Tai reikia Romai nuimti dabar šitą. Ką nuimt? Šitą. Tegul būna. Veši namo parodyti. Šiaip tai labai tinka čia kaip kokios, kaip laukai atrodo užkritę ant akių ar dar kažkas tai. Tas prideda tikroviškumą. Matrioška. Kažkiek gal formą ir primena. Tai, jo, parašykit jūs komentaruose, ar darot visokius mažus eksperimentus Nesąmonės. savo ūkyje. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki.